Labas rytas Lietuva, labas rytas Vilniaus mieste. Šiandien sveikinusi iš Gedimino prospekto, kur atsiskleidžia ne vienas mados entuziastas. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja naujas įstatymas, draudžiama dėvėti greitąją madą, dar kitaip žinoma kaip fast fashion. Šis sprendimas priimtas siekiant skatinti tvarę ir atsakingą miestiečių madą. Pažeidėjams gresia baudos iki 500 eurų, o netvarūs drabužiai bus konfiskuojami vietoje. Miesto savivaldybė ragina gyventojus rinktis vietinius kūrėjus, dėvėtų drabužių parduotuves ir mainytuves. Tuo tarpu kai kurie vilniečiai šį sprendimą vadina asmeninės laisvės apribojimu, tačiau valdžia tikina, tvarumas svarbiau už trumpalaikę madą. Tai buvo Vilniaus miesto žinios. Likite stilingi ir svarbiausia – tvarūs. Jo, kaip man gera, aš jaučiuosi toks laisvas. Ką jis čia veikia? Tik čia. Čia. Čia tas besarmatis. Tas. Tu bėgi. Ką jūs darot? Aš nekaltas. O, matysim, kas čia dar kaltas. Čia, ar čia made in Bangladesh? Dar už 30 eurų pirkai? Ką? Čia Zazos. Nu tai ką, konfiskuojam? Ne! Ne! Laikyk! Eik! 30 eurų! To nebereikės. Kodėl? Gerai, išrengiam šį. Duok, čia tą megztinį. Nesipriešink! Nu, sakiau, nesipriešink! Ei. Va čia tai mada. Nu, va tai iškart kitas reikalas. Va čia tai stilius. Šitą išrikai? Jo. Oi. Manau, dar reikia vieną dalykėlę. O. Ir dabar tikra mada. Laisvas, viskas. Laisvas. Manau, kad tai nelabai mada, tai labiau savi pasireiškimas. Beje, aš Open Gallery atidarau kolekciją savo plastikinių butelių. Bus tokia ekspozicija meno. Prašom, ateikite. Kaip man gera, aš jaučiuosi toks laisvas, man taip patogu. Aš tiesiog nesustabdomas.